Draugai, įsivaizduokite 1946 laikus, kai nebuvo nei greitų traukinių, nei garantuoto darbo, nei lengvo gyvenimo. Neturtingi kaimo draugai Paulius ir Hanas pėsčiomis leidžiasi į miestą, svajodami apie geresnę ateitį. Tačiau kelionės viduryje po vienišų medžių jie randa paslaptingą maišelį. Maišelį, kuris per kelias minutes gali pakeisti jų likimą. Kas buvo jo viduryje? Auksas? Sidabras? Ir svarbiausia, ar sąžinė nugalės godumą? Likite iki galo, nes ši istorija parodys, kaip vienas sprendimas gali pakeisti visą gyvenimą. Draugai, šis įvykis nutiko 1946, kai gyvenimas nebuvo toks greitas ir lengvas kaip šiandien. Tais laikais nebuvo nei šiuolaikinio transporto, nei lengvai prieinamo darbo. Tokiomis aplinkybėmis du artimi draugai gyvenantys kaime, Paulius ir Hanas, planuoja vykti į miestą išbandyti laimės. Abu jie priklausė neturtingai šeimai ir neturėjo nuolatinio darbo šaltinio. Po ilgų svarstymų ir konsultacijų abu priėjo prie išvados, kad jei nieko nepasieksite likdami kaime, tuomet turėtumėte vykti į miestą ir sunkiai dirbti. Tais laikais žmonės dažniausiai keliaudavo pėsčiomis arba jei įmanoma arkliais ar asilais. Tačiau Paulius ir Hanas neturėjo ir šios galimybės. Taigi abu nusprendė pėsčiomis leistis į miestą. Ši kelionė buvo labai ilga. Tokia ilga, kad jei žmogus būtų išvykęs anksti ryte, jis būtų pasiekęs miestą apie 5 valandą vakaro. Paulius ir Hanas išvyko ryte, kupini vilties širdyse ir svajonių apie geresnę ateitį akise. Pakeliui jie kalbėdavosi apie įvairius dalykus. Kartais užsimindavo apie praeitį, kartais kurdavo ateities planus, o kartais šypsodavosi tikėdamiesi, kad jų gyvenimas mieste galbūt pasikeis. Draugai, keliaudami, kai buvo vidurdienis, saulė jau buvo virš galvos ir karštis buvo gana didelis. Abu draugai pradėjo jausti nuovargį. Tuo pačiu metu Paulius pasakė Hanui, kad kodėlgi nepailsėjus ir nepavalgius su savimi atsinešto maisto. Priekyje matysis storas medis, kurio pavėsis iš tolo skleidė vėsos pojūtį. Abu jie pasilenkė po šiuo medžiu ir jau ruošėsi atsisėsti, kai jų akys užkliuvo už mažą medžiaginio maišelio gulinčio ant žemės. Tai pamatę, abu buvo šokiruoti. Iš pradžių jie pamanė, kad galbūt čia kažkas kitas yra arba kažkas ką tik iš čia išėjo. Paulius kelis kartus garsiai šaukė, bandė apsidairyti, bet iš niekur niekas neatsakė. Aplinkui tvyrojo tyla, girdėjosi tik lengvas vėjo šnaresys. Hanas pasakė aliukui, kad galbūt koks nors keliautojas čia sustojo ir pamiršo palikti šį maišelį. Jis paguodė Paulių ir pasakė, kad o dabar valgykime. Jei jis yra maišelio savininkas, grįž pats. Jie abu išsitraukė maistą ir tylėdami pradėjo valgyti, bet jų akis vis grįždavo prie maišelio. Draugai, Paulius ir Hanas baigė valgyti ir laukė apie pusvalandį, bet stebėtina, niekas negrįžo. Dabar jiems abiems ėmė kilti įtarimas, kad galbūt koks nors keliautojas čia sustojo prieš mus ir skubėdamasis pamiršo šį krepšį. Galiausiai Hanas sukaupė drąsos, paėmė krepšį ir lėtai jį atidarė. Vos tik krepšis buvo atidarytas, abu draugai nuostabę pažvelgdavo vienas į kitą. Šiame krepšyje buvo daug aukso ir sidabro monetų. Šių monetų blizgesys buvo akindanas akims. Paulius keletą akimirkų negalėjo kalbėti. Tada pasakė, kad tai labai didelis patikėtinas ir kad turėtume jį pristatyti į reikiamą vietą. Jis pagalvojo, kad kadangi vyksta į miestą, atvykęs į miestą turėtų perduoti šį krepšį policijai. Paulius širdyje buvo sąžiningumo jausmas ir norėjo išvengti bet kokio nesąžiningumo. Tačiau Hanas, kuris buvo šiek tiek išmintesnis už Paulių amžių ir patirtimi, ne iš karto sutiko su Aliu. Hanas pasakė Aliukui, kad nueiti į policiją nėra taip paprasta, kaip manote. Jis teigia, kad jei kreipsimės į policiją, jie užduos mums visokių klausimų, mumis žiūrės įtartinai ir net galime patekti į bėdas. Tuo metu policija neturėjo gero įspūdžio paprastų žmonių širdise ir korupcija taip pat buvo laikoma įprasta. Hanas pridūrė, kad net jei išvengtume policijos bėdų, ką atsakytume, jei pas mus ateitų tikrasis šio krepšio savininkas? Policija galėtų pasidalinti visą turtą tarp savęs. Paulius kurį laiką tylėjo, o tada paklausė, ką dabar daryti. Hanas apgaltinai pateikė pasiūlymą. Jis pasakė, kad mums geriau būtų grįžti į savo kaimą, laikyti krepšį pas mumis kaip patikėtum turtą 3 mėnesius. Jei kas nors jo ieškos per šį laiką, mes grąžinsime jį be jokių nuostolių. O jei niekas neateis po 3 mėnesių, tada laikysime, kad nėra pretenzijų ir tada pasidalinsime jį po lygiai. Paulius apsvarstė planą ir galiausiai sutiko su Hano žodžiu. Draugai,
Paulius ir Hanas grįžo į savo kaimą ir sąžiningai pasirūpino krepšiu. Praėjo 3 mėnesiai, bet niekas jo neieškojo. Abu neskubėjo ir laukė dar manges mėnesį, bet rezultatas buvo tas pats. Jokių ženklų nerasta, niekas nepranešė apie reikalavimą. Galiausiai abu priėjo prie išvados, kad galbūt šio turto savininkas yra miręs arba niekada neturėjo galimybės sugrįžti. Taigi, pagal sutartą principą, abu pasidalino turtą po lygiai. Šis turtas labai pagerino jų gyvenimą. Jie pagerino savo namų būklę, sumokėjo skolas ir pradėjo gyventi oriai. Tačiau, nepaisant to, vienas dalykas visą laiką liko gyvas jų širdise. Jei tik tikrasis šio turto savininkas kada nors atsirastų, jie tikrai jam jį grąžintų. Draugai, stebinant yra, kad iki šiol joks šio turto savininkas neatsirado. Šis įvykis mus moko, kad jei ketinimai aiškus, žmogus gali priimti teisingą sprendimą net ir sudėtingose situacijose ir sąžiningumas pabalgio nuramina žmogaus sąžinę.